Шановний, це відео не для вас, а для тих, кому цікаво подивитись на завод Юбана в Литві. Mažeikiuose gaminti yra žymiai lengviau negu, sakykime, kituose tokio lygio miestuose ir miesteliuose. Tiesiog yra pasirinkimas arba senieji inžinieriai iš senųjų gamyklų, arba jų vaikai, nes jie jau irgi nuėjo tuo pačiu keliu. Baigė KTU, baigė kitus universitetus, daugiau techninių išsilavinimų. Dėl to Mažeikiuose surasti žmogui gamybai, žmonės gamybai, produktų kūrimui yra pakankamai lengva. Ir tas pavyzdys ne tik tais Jubanos gyvenime, sakykime, yra, bet ir ateinančių į Mažeikius naujų gamyklų. Starterius ir generatorius žemės ūkio technikai bei sunkvežimiams Mažeikiuose gaminanti įmonė išnaudoja ne tik miesto teikiamas galimybės, bet ir globalizacijos privalumus. Palyginti nedaug darbuotojų turinčios įmonės gamybos ir prekybos geografija išsiraizgiusi per 100 šalių. Sudedamosios dalys gaminamos nuo Brazilijos iki Kinijos. Bet visų idėjų pradžia ir visų detalių kelio pabaiga yra Mažeikiai. Jubana yra labai globalizuota, sakykime, kompanija, kuri naudoja pasaulio patirtį, globalizacijos privalumus mūsų gyvenime. Miestas yra bendruomeniškas, žmonės yra tikrai puikus ir lengva dirbti šitą miestą, nežinau. Man čia patinka.